Sveiki visi sugrįžę į Assetto Corsa kompeticionę čempionatą Litrix Racing kanale ir šiandieną aš jūs pamaloninsiu ir palinksminsiu savo vairavimo įgūdžiais ir savo nuostabiomis lenktynėmis. Spa trasoje, fantastiška trasa, kultinė, istorinė ir visokia kitokia. Pakankamai sudėtinga man joje vairuoti, aš aišku nevairuojantis toksai kasdieną negrindinu, bet savaitgaliais prisėdu, tai galima pavažiuoti. Iš karto pasakysiu, kad trasos laikai yra, kaip vadinami tie ateiviai arba aliens, jie važiuoja 2 minutės 15. Tai su lyginimui galiu pasakyti, kad mano laikas yra 2 minutės 26. Čia toksai neįsivažiavęs, galiu ištraukti 2.25. Aš neįsivaizduoju, iš kur jie randa tą, ar kokiais jie setupais naudojasi, arba nustatymais, kokie tie nustatymai, aš net neįsivaizduoju. Ir galbūt aš tiesiog pjaunu grybą, nežinau. Bet man reikia Taip, tokie reikalai. Dabar yra kvalifikacija, bet tiesa iškart noriu priminti, praeitos lenktynės buvo Laguna Seca. Kas nematėt, galit pasižiūrėti. Laguna Secoje aš atvažiavau turbūt koks 14. Ne pats geriausias rezultatas, bet po truputį, kada nors gal ir paimsim. Važiuoju prieš botus arba netikrus vairuotojus, ne online'as. Jų stiprumas yra 92, aš nustačiau ant 92, tai tokie, nei lengva, nei sunku, kadangi mano stabilumas trasoje yra toksai, tai gerai važiuoju, tai nelabai, sekasi sudėtingai išlaikyti tą pastovumą, tai, aš net nežinau, ar mes čia darysim tą, sakykime, ar važiuosiu, ne, čia ne tas, ar važiuosiu aš kvalifikaciją, aš tiesiog iškart važiuosiu turbūt lenktynės. Pradėsiu nuo galo, ir kas. Tai taip, čia. Nebent apsivažiuosim, kaip sakant, nežinau, kaip čia negerai pasakiau lietuviškai, bet apsivažiuosim. Pravažiuosim. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Pažiūrėsim, kaip seksis man. Ne mum. Man. Kvalifikacija tai čia yra, toksai. Galima važiuoti, galima nevažiuoti. Aišku, jeigu labai rimtai užsimti, galima važiuoti. Bet čia... Sankabą nuspaudžiu vietoj stabdžio, atsiprašau. Jau iš karto pirmas grybas, bet gerai, kad... Čia reikia... Šiek tiek pasidomėjau, kaip važiuoti šitoj trasoj. Lyg yra, kai žiūri per YouTube'ą, pavyzdžiui, tai jau atrodo, viskas, pažiūrėjau, mokė. Bet iš kitos pusės tai atsisėdė, ir aš nežinau, ar nustatymai, ar kame čia reikalas, aš niekaip negaliu išlyst, pavyzdžiui. Žmonės rašo, kad 2.20 pravažiuoja. Aš aišku, kad čia milijonai klaidų pas mane. Aš taip jau stengiuosi, čia, pavyzdžiui, žmogus trečiųjų važiuoja. Man kažkaip raudon. Aš niekaip nekalbu į posūkius, jeigu norisi greitai pravažiuoti ir tie kiti, pavyzdžiui, kurie žmonės gerai vairuoja, jie drąsiai lipa ant bortų, čia ant tų visko. Aš įsivaizduoju, kad čia nustatymas vienas iš... Išneša, kaip čia važiuoti. Mes einam į garažą.
ir darom skip session. Nes yra trys kvalifikacijos, nes ale turėtų būti 3 vairuotojai. Bet pravažiuokim. Iškart varom, lenktynės nėra čia ko laukti. Skip session. Nu gerai, vieną pravažiuosiu tiesiog pasibandymai. Normaliai. Oi, jau iškart lenktynės. Vaikelį, čia jau reikia nustatyti. Reikia pirštinę susimaut. Taip, dabar reikia degalus nusistatyti. Ir bus, nežinau, ar čia padangos bus geros ar ne, turbūt bus gerai. Dabar taip, paskaičiuojam, broliai kurmiai. Yra 2 minutės 26 sekundės kažkur, tai 2:20, jo. 30 minučių, 2 minutės, tai bus apie 15 ratų. 15 ratų. Sakykime 16 ratų. Čia be skaičiuotuvo, čia reikalų man. Aš ne matematikas, tai 15 ratų kart 3. Tai bus 45 litrai. Ir 3 kart 4, sakykime, kart 4. Tai bus 15 kart 4 bus 30, 45. Ja, 45. 45 litrus. Tai įsipilsim mes 50 litrų. Dėl viso pikto. Pilam 5. Maža kas. Blogiau nebus, ar ne? Dabar reikia padangas pasižiūrėti, kaip 26,5, 25 su 6, 25. Man atrodo, čia mažokai biški. Sakykim, tai pakelkim. 26, 28. Nu, va taip kažkaip bandom. Čia, nežinau, dar padarom. Ne, 1. Gerai. Aš jau čia, kaip sakant, vietoj. Taip. ABS, traction controlas uždėkim ant 3, ABS ant 3, EQ mapas TC ant 1. Ne, TC ant 2 palikim, traction control 2. Nelabai žinau, ką jisai ten. Aš maždaug įsivaizduoju, bet nepaaiškinčiau. Jeigu reiktų paaiškinti, tai nepaaiškinčiau. Dabar man reikia čia anti-roll barą 20 gal padarom. 2. Nu, dabar aš priprijausiu čia turbūt grybo. Taip. Čia aš gal nieko neliesiu. Ir čia aš padarysiu 30. Oi, ne. Čia anti-roll baras, tai čia man viso gero bus. Va čia. 300, ne, 300, 2 kiam. Ir tada čia mes, ką mes čia mes, aš nieko čia neliesiu, tiesiog važiuosim kaip Dievas duos, taip ir važiuosim. 62, 60, 63, rear wingas 10, 2, tai viskas. Viskas, ponai. Spa laukia trasa, dabar taip, mano užduotis yra žūtbūt pabaigti šitas varžybas, nesvarbu, nors ir būsiu paskutinis, bet pabaigties. Taip, dabar aš greitai reikia sujungėti šitas change tires, yes, select driver, yes, no ir no. Viskas, ponai ir ponios, mes varom. Aš paskutinis. Puikiai vieta startui. Tarp kitko iš karto atsiprašysiu, ne tai, kad atsiprašysiu, kad mane galbūt sunkiau girdis, ypač šitame žaidime, kai važiuoji, kai vyksta lentynės ir garsiai labai veikia automobilis, labai sunkiai girdisi.
Tai nieko negaliu padaryti, nes tiesiog žaidime yra labai didelis garsas. Įsivaizduokit, kas ausinėse darosi. Betgi kaifas. Vien šitas garsas, koks kaifas. Kada tas žalios lemputės bus? Kada jau mus paleis? Eurų posūkis, va šitas va, automobilių žudikas. Va čia tai aš stengsiuos kiek įmanoma saugiau įvažiuoti, nes mano užduotis yra atvežti sveiką automobilį. Čia yra užduotis, numeris 1. Negi mes važiuosim visą tą apšildymo ratą, negali būti. Turbūt. Pavalykim langą. Va taip aš anksčiau važiuodavau. Bet aš va taip kažkaip nejaučiu to automobilio ribų nejaučiu. Labai sunkiai man. Šitas vaizdas toksai, tai galima va taip, bet juda šitas piloto galva tipo juda pagal tai, kaip važiuoja. Ir toksai norisi, net nežinau, labai sunku susivokti, kas vyksta. Šitas va toksai va vaizdas. Irgi su juo galima važiuoti. Bet aš čia toksai biškit kaip ir toksai apgavystė. Galima važiuoti, čia kaip ir Gran Turismo, irgi gali važiuoti tenai žiūrėdamas į kapotą, bet man labiau, jeigu aš jau sėdu, kiek aš čia važiuoju tų kartų, tai sėdu, jau norisi iš vidaus važiuoti. Dar galima botoksu, bet toks iš vis nesuprasi, kas darosi nuo bakterio. Labai įgūdus, bet ne su vairu. Galima ir taip važiuoti. Nes taip matosi labiau geriau trajektorija. Mes jau važiuojam. Nu tai ką? Važiuojam. Svarbiausia neatsitrenkti ir svarbiausia laikyti padangas geras. Ir svarbiausia laikytis peletono, kaip sakant, gale. Niekur nesitrenkti, tegu jie čia pešasi vyrai. Mes lengvai. Pažiūrėsim, koks jų greitis yra. Na, aišku, pirmas ratas bus toksai pas visus silpnas. Jau pirmas numeris 1 jau nuvažiavęs, aišku. Nu, aš nežinau, šitą Aston Martiną mes galim paimti. Ne, žiūrėk, jis neužleidžiama. Nu, neimsiu čia dar. Tegu biškai išsiskirsto visi. Paleisim truputėlį į priekį. Šitoj balta linija. Nežinau, imčiau, bet nenoriu susitrankyti. Nu, pabandom visi čia. Sukryžiuot trajektoriją, pabandom? Ne, nieko čia nebus, jisai ir greitai. Pusę rato pravažiuota. Į nieką neatsitrenkiau ir nieko nesudaužiau. Tai čia yra svarbiausias reikalas. Pirmas posūkis pravažiuotas. Viskas tvarkoja. Ir dabar žiūrėsim, kas bus su Euružu. Čia pristabdysiu, aš nieko čia nebus. Net bėgį numesiu. Bet GTR-ą paimsim. Jau visi nutolo, matai kaip? Dabar šita bus, kaip sakant, junginys posūkių. Čia ko plačiau užlipt, čia ko plačiau užlipt. Ir čia ko plačiau čia užlipt. Gerai, pravažiavom šitą. Dabar va taip, va čia šitą posūkį reikia važiuoti, neišimti iš kairės į dešinę, bet reikia tiesiai tokiu kaip su strėlė lėkti. Kaip su strėlė lėkti į tą tokį į posūkio kampą. Labai keista.
Nu, tas Aston Martinas, aišku, mane stabdo, aš šiek tiek už jį greitesnis. Bent jau kol kas. Žiūrėk, visai neblogai kol kas. Neįsivaizduoju, žinok, kaip čia įmanoma važiuoti 2.17, o 2.15. Čia turbūt ant personalių kompų. Nu, aš neįsivaizduoju. Klausyk, tu mane labai statai čia. Kaž. Ne, nieko čia nebus, reiks paleisti jį. Jisai čia dar statų. Nereikia čia statyti, čia reikia pilną gazą duoti. Nu, čia imsim. Car on the left. Clear on the left. Dar tarp kitko, safety ratingas, ta prasme. Aha. Paimsiu, tu padarė klaidą. Saugos reitingas, žiūrėk, geriau jis užvažiavo. Kelias irgi, jeigu kovoji su priešininku, tai irgi labai gerai. Reitingai. Tas vat trečias nuo viršaus, tie skaičiukai 64, kur 99, tai jie yra gerai, nes... Vat jeigu čia nebūčiau praleidęs, man būtų viso gero. Tai dabar ir dar GTR-as sės man ant subinės, na aišku. Tu matai, kaip jisai rizikavo? Ir aš praradau pusę sekundės minim. Jau net ne pusę, o dabar 600-osios. Nieko, ten visi paimsim atgal. Va, matai kaip čia? Šitas visai geras prikolas. Nu, matai, kad švenčių vaikelį. Aston Martinas. Tuo daugiau čia manęs nenervuosi. Svarbiausia, va čia, tarp kitkai, čia gera labai pamoka, kai va tai, va turi iš paskos važiuoti ir labai atsargiai. Uždarė duris. Nu čia turi paimti. Viso gero. Čiau, bambino. Gerai, vienas yra. Įmam toliau. Čia žiūriu, vyrai pjauna žolę. Ateikit čia. Žiūrėk, visai statymai neblogi. Stabdom. Truputėlį gaziuko, va čia svarbiausia, kad neužmestų ir reikia padangas taupyti labai. Aišku, bus padangų keitimas, bet aš neįstikinęs, kad aš gerai ten pastačiau tas. Sustačiau tą, visai orą prikučiau gerai. Va čia tai vaikelį būtų buvę man. Bet gavosi, pažiūrėk, kaip puikiai gavosi. Aš jau esu 15 iš 20. Koks mano laikas? 2.30, man čia tragiškas laikas šiek tiek. Dvi sekundės atkandam. Ir dar geriau galiu, aišku. Čia jau turėjau šeštą bėgį jungti, o aš čia tik... Reikia nepamiršti, kad čia šitas posūkis ne taip, kaip visi kiti važiuojasi. Čia reikia imti tiesiai. O čia įslyst reikia. Bet jis man neduoda, matai, Aston Martinas neduoda.
Čia... Biškinė tą trajektoriją nuvažiavau. Praradau, iš karto jie nutolo, tai čia botai, kurie lėtai, galima sakyti, važiuoja. Labai arti buvo. Čia aš geriau išeisiu. Svarbiausia anksti gazą padaryti. Nu, užleisk mane. Čia Car on the man. left. Dar vienas Aston Martinas yra. Kišeniai. Clear on the left. Dabar čia svarbiausia nesumaut. Atleidžiam gazą. Ne taip, reikėjo anksčiau pasukti. Čia jau galėjau šeštą, bet jau... Jau nejungsiu šią. Čia svarbiausia atsargiai. Kol šitie čia fantazuojame, gal jos paimsim. Dabar svarbiausia... O kur tas? Another vehicle so fast is slow. Taip. Pirmas posūkis iš karto 140 šimtųjų. Ir čia dabar. O, čia dabar gerai. Tarsi neblogai. Ne elit, aišku, bet neblogai. Šeštą man reikia jungti čia. Šeštas. Gerai. Iš karto jau beveik sekundę ir atžaidžiu. Nu, į kitus aš dar nevažiuosiu, aš man noriu su šitą grupę pavažiuoti. Šitą grupę, aišku, man laiką gadina. Aš jau seniau būčiau paspaudęs išėjimą. Ne. Nesidavė lengvai šitas. Va šito aš Clear nesitikėjau. on the left. We've got some light damage on the front of the car. Light damage. Ne. 16. Nieko, to viskas bus gerai. Aš užsižiūrėjau ne ten. Aš pagalvoju, ar aš matausi iš viso, ar aš rankom uždengiu viską. Vaizdą. Kol filmuoju su kamera ir dabar, bet aš nenoriu iš naujo viską varyti. Nieko, to pavysit, ne problema. Tuoj paimsim. Ten Honda NSX, man atrodo, tai šitie nelabai gera mašina. Bet jau Assetto Corsai. Septyniosios, šimtosios. Manęs nieks nestabdo ir aš geresnis čia esu jau pirmam posūkį beveik 2 sekundę. Nu čia pabandom įeiti normaliai. There's a car left. Watch out. Vaikeli, va čia čiut nebuvo reikalų. Čia galėjo būti baigtis blogai. Nes va ten Eurūžė, jeigu užlėki ant dešinio kampo, tai yra to borto, labai mėto. Sakiau, iš karto, aš jau prie jo. Aišku, pirmų aš nežinau, kaip aš čia pagausiu. Car on the left. Ne. Clear on the left. Biški drifto.
Čia mačiau YouTube trečią įjungę, aš nežinau kodėl, bet čia kitas Ferraris buvo, naujesnis. Bet, nu, galvoju, išbandysiu, nors man atrodo, kad mano Ferraris geriau važiuoja čia antru. Nu, va, sekundė ir 200 nukandau nuo savo laiko. 2:27. Tai iš principo kaip ir visai neblogas laikas. Ir dar pas mane apipilnis bakas. Dar galime pagreitinti. Važiuoja žmonės į boksus. Kiek man liko iki boksų? 6 minutės. Nu tai va, kitam rate varysiu. 2:25, va, visai neblogai. Čia labai grybą papjovė. Matai, bus boksai. Kokie ilgi. Atrodo, pusę metų praeina, kol nuvažiuosiu boksus. 2 eurus. Eurus šį kartą visai neblogai. Galėjau drąsiau kirst. Truputėlį visą laiką. Kelnes užlampa, kai jau rūžas priartėjo. Agresyviai lipom. Agresyviai lipom. Gazas. Labai baisu man plačiau paimti. Vat šiek tiek vis tiek man nejauku imti plačiai. Nes tas plačiai paėmimas man lygų iš karto važiavimas į Kuveitą. O čia antrų pabandom, pažiūrėsim, kad... Nu, čia geriau vis dėlto. Čia Ferraris šitas važiuoja antrų geriau. Trečias bėgis, na aišku. Ten tie, kurie važiuoja tuos kosminius laikus, jie man pasakytų, aišku. Nu, čia praradau. Bet dabar šį boksus važiuosiu. Dabar boksuose svarbiausiai įjungti tą ribotuvą. Nes anksčiau, nes jeigu neįjungsiu ribotuvo, gausiu pravažiavimą per boksus pravažiavimą. Tai su pirštim, kad tik tai nes. Vienas stresas, klausyk, ką? Dabar taip, dabar svarbiausia... Ne, aš jeigu pirštinę nusimsiu, aš po to... Ai, užsidėsiu bendrai. Galiu pirštinę nusimti. Kol kas. Taip, aš esu 8, bet tik dėl to, kad... turbūt žmonės boksuose arba stovi, arba stovėjo. Ir dar jie manęs neaplenkė, tai, nu, faktas, kad nebūsiu ten kažkoks tai labai. Net neatsimenu, kokioje aš vietoj buvau. 16 lygtai ir 15. Vat. Taip, dabar čia svarbiausia nepralėkti į sustojimo vietos, nes tai man kaštuos labai daug laiko. Na, aišku, jis visą laiką... Pataikiau ar nepataikiau? Pataikiau. Vaikeli. Gerai. Viską pakeisim. 30 sekundžių. Standartas, kaip visi. Užveskim variklį. Taip, kiek liko? 12 minučių liko važiuoti. Ir bus baigti reikalai. Aš tikiuosi, kad matėsi per mano rankas vaizdas visas.
mandatory stop is now clear. Taip, Let's go, dabar go, go. Caution, in the pit lane. čia iš pitleino irgi reikia išvažiuoti normaliai, gerų greičių. Kas ten gale? Aha, Ferraris kitas važiuoja. Bet jisai mane turbūt ratu nori imti. Padangos dar šaltos, nelabai galiu čia fantazuoti. Dar išnešinėja truputėlį, nes padangos šaltos. Šiaip aš įsivaizduoju, kad aš bendrai trajektorijom tai neblogai aš važiuoju. Pabandom čia ketvirtų įvažiuoti. Ketvirtų neblogai čia einasi. Važiuosim pagal laiką, kas bus. Aišku, gal nesu ten kažkoks tai pats greičiausias. Bet, pats principas. Tai kaip ir man aiškus. Tarp kitko, lenktynėse aš taip manau, tai nėra teisybė, bet man taip atrodo, kad jeigu daug metų esi vairavęs paprastą automobilį, atsiprašau, tai, pavyzdžiui, lenktynėse trukdytų, nes lenktynėse visiškai kitaip viskas, kitas vairavimas. Ir aš vis, pavyzdžiui, pamirštu žiūrėti į posūkį. Aš važiuoju kaip gatvėje, sakykime, žiūriu, užsimirštu ir, nes pavyzdžiui, į posūkį reikia žiūrėti, o dabar posūkį pavažiavau ir iškart geriau gausi. Nuo kada čia laiką iš vis pradeda skaičiuoti? Startas kažkur ten turbūt buvo. Dabar kokios padangos, pusė bėdos. Galim ir Eurūžą bandyti. Vis tiek atleidau gazą. Vis tiek biškį bijau. Labai noriu pabaigti šitas lenktynės, o ne likt kažkur tai už borto. Taip, čia antras. Imam plačiai. Ir čia imam plačiai. Ir čia imam plačiai. Čia gerai. Biškį gal anksčiau stabdyti reikia. Čia turbūt reikia trečių važiuoti. Truputėlį gal lėčiau, bet trečių įvažiuoti. Šitos du turėčiau pagauti. Šiaip visai patenkintas esu mašinos laikymusi ant trasos. Tikrai neblogai laikosi. Tikrai neblogai. Nustatymai tokie, išbandymų, sakykime, kaip sakom, mėtodam tiką, anksčiau to kaip sakydavo. O, čia nebranzu, čia gerai gavosi posūkis šitas. Ir iškart priartėjau, bet žiūrėk kaip greit. Tuoj vyrus ir imsim. Gerai. Vėl žiūrėjau į užpakalį, o ne į posūkį. O reikėjo į posūkį žiūrėti. Eurūžę aš jų neimsiu, ne toks esu derazumis kaip tas
Aston Martinas, kuris mane ėmė, bet aš protingai tiesiog pristabdžiau, praradęs savo laiką. Biškį bijau, bet laikas kol kas visai neblogas. 2:25 ir dar pusę sekundės nukandau ir pavažiuodamas iš gale paskui kitą automobilį. Čia jie labai lėti. Ne. Čiut sulaikiau. Čia jie lėti labai. Nu čia jau praradau aš jau beveik visą sekundę. Bet nenoriu labai agresyviai imti aš jų. Čia gal imti. Imsiu aš tą posūkį. Vieną tai tikrai. Ne, žiūrėk, uždaro duris man, matai kaip. Botai irgi netokie jau kvaili. Nu tiesiog reiktų, čia neimsiu aš jų. Čia per daug pavojinga. Nu čia imsiu, aš čia greičiau išeinu. Taip, šitą paimsim. Šitą paimsim. Patik čia. Ir matai, kaip jisai čia su manim pasiilgė. Nu šitą paimsiu. Car on the left. Clear on the left. Gerai, tai 4 sekundės, nu man reikia šitą. Car on the left. Clear on the left. Nu va, Car on the left. šalia Clear on the važiuoja. left. Kelių čiūt sieną nėra, jau rūžas vėl čia. Nu man čia reikia geriau negu jam išeiti. Ir aš išeinu geriau čia. Ai, taip. Car on the right. Ne, žiūrėk, dar spardas, matai? Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Ai, atsiprašau, nukirtau aš jį. Nu čia būtų man pusė pasibaigę blogai, aišku, nes aš čia nelabai pasiilgiau. Uždariau duris, neišgirdau, kad jisai yra man iš dešinės. Ir galėjo pasibaigti avarija, viskas jau truputį pradeda užnešinėt mane, tiesą pasakius. O tas su padangom, nu, šaltokos. Tokios. Nei šaltos, nei karštos. Dvim 7-4, jūs labai skirtingai. Labai matosi iš karto. Nu ką, liko 2 minutės. Įdomu, tos 2 prisivysiu bent jau. Iš 20 į 9. Aišku, čia pasakysit man, kad prieš botus čia galėjome, belia kaip važiuoti, nu. Galima ir sakyti, kad taip, galima prieš botus ir belia kaip važiuoti, bet, nu, aišku, tam toj profesionalioje lygoj, kur vyrai ten važiuoja
kaip jos visi vadina, ateiviais. Ir čia surizikavau. Ir žiūrėk, rizika pasiteisino iškart 700. Opa. Sekundę. Beveik. Prieš juos važiuoti aš nežinau, čia reikia labai aparatūrą turėt nusipirkus. Jau, nu tai pradeda jau fantazuot padangos, jau viskas. A kodėl jos pradeda fantazuot, aš nieko nepadariau čia, nei supjoviau jas, nei ką. Ir praradau visą laiką. Ar mano važiavimo stilius, arba jos per šaltas. Vat, ne, sako, kad Assetto Corsa yra padangų žaidimas. Jeigu padangos truputėlį kažkaip ne taip, iš karto viskas. Važiavimas, galima sakyti, kad eina šuniui po uodegą. Ir dar vienas dalykas yra. Jeigu nedrąsiai važiuoji su šitom mašinom, irgi gaunasi, kad kuo tu nedrąsiau važiuoji, tuo daugiau klaidų padarysi. Kilometers. 19 sekundžių liko, nu jau viskas. Tų dviejų aš irgi nepavysiu. 9 iš 20 kaip ir neblogai. Šiek tiek ir, kaip sakant, ir fighto turėjau. Dar vienas ratas. Ir fightą turėjau, kaip sakant, tą kovą, ne vieną. Aišku, ten kova tokia nepavadinsi, nes iš principo jie čia per ilgai. Nes aš kažkaip tikėjausi, kad tie botai šiek tiek labiau prieš mane. Pasistumdi su manim labiau. Nu, bet svarbiausia man nuvažiuoti iki galo. Esmė yra mokytis ir dar kartą mokytis. Pusę sekundės nukandau šitam gavale. Prašokau. Pavysiu ar nepavysiu? Nu, taip čia, kur prašokau ir 200-asis nukando nuo manęs. Visai norėčiau aš jau dar pavyt šitą porelį. Gal ir pavysiu dar. Ant išėjimo čia turėčiau pavyti. Pavysiu, nesvarbu. Ateik čia, vis tiek vieną paimsiu. Kažką reikia, nežinau ką. Kurį? Car on the left. Clear on the left. Dar ir BMC reikia paimti. Pabaigai. Car on the left. Ne, daug, Clear on the left. Alright, check it flag. Good job. You did the best you could. Apsidžiaugiau per anksti. Slight damage on the left of the car. Gerai. Nu kągi, aš jums galiu pasakyti. Visai smagiai čia viskas įvyko. Paimta kelinta čia mano vieta. 7 vieta paimta, 2 sekundėm atsilikau tik tai nuo
Ne, 2 sekundėm. Atsilikau 2 sekundėm nuo 6 vietos. O, kaip ir neblogai. Taigi šiandieną tiek.